Sveiki, ačiū, kad žiūrite Kamantinėjimus, laidą apie kūrėjus ir veikėjus. Aš Aurimas Kamantauskas, renginių paslaugų grupės Rekūrai vadovas ir šios tinklalaidės autorius. Šiandien jums pristatau choreografę Andželiką Choliną, žmogų, kurį be galo noriu pažinti, todėl šio pokalbio laukiau ypatingai. Tad ačiū Andželika, kad radai laiko tarp įspūdingo spektaklių maratono ir jeigu esi pasiruošus, leiskimės į šį klausimų kamantinėjimų maratoną. Labas, Aurimai, pasiruošęs. Super. Kiek tų traumų tam spektaklyje yra iš tavo vaikystės? Ta amžina įtampa, pavyzdžiui, kurioje augau aš, man padarė tokį, kai aš užaugau, man buvo taip viskas lengva, vien todėl, kad vaikystėje buvo sunku. Ir dabar gyvenimas, nėra nei vienos problemos iš viso, kuri man pasirodytų neišsprendžiama, neįveikiama, ar kaip nors mane galėtų įtakoti, ar sužlugdyti, ar ten kažką su manim padaryti. To nėra. Kaip tu randi draugų arba kaip susidraugauti su Andželika? Čia toks ir lengvas ir sudėtingas klausimas, nes manęs dažniausiai bijo, nes turi visokių nuostatų, visokių įsivaizdavimų. Ir man labai sudėtinga tos dalykus kažkaip tai perlaužti. Kaip apibūdintum savo stilių, žanrą, kūrybos? Aš neturiu stiliaus ir labai to džiaugiuosi. Labai. Todėl, kad man stilių diktuoja tema ir aš pati save atrandu ir atrandu tą šokio kalbą, kurią aš turėčiau kalbėti, liečiantis prie tos temos. Tu įspūdingo grožio moteris. Kaip išlaikai figūrą, kaip išlaikai puoselėjai savo grožį? Aš galiu pasakyti, bet labai nedaug kas tai darys. Aš su didžiuliu apgailestavimu sau, ko gero, turiu pripažinti, kad iš galybės tavo įspūdingų darbų mačiau tik vieną – jaunystę. Ir tai tapo man postumiu pakviesti tave pokalbiui. Ir galvoju, pats savo bandau atsakyti, kodėl nepavyko ankstesnių darbų pamatyti. Tango in Fa, Carmen, Čiurlionis, aišku, naujas yra darbas, bet tuo metu man tai atrodė neprieinama, dėl kelių priežasčių investavau į savo svarbesnius dalykus ir man Andželikos Cholinos spektakliai buvo labai brangu. Kita vertus, bilietus gauti juos buvo neįmanoma, kaip ir dabar neįmanoma. Tai gaila, kad nemačiau tų darbų. Bet tai, ką pamačiau jaunystėje, tai tapo man atspirties tašku pašnekėti tiek apie jaunystę, kodėl tas darbas atsirado scenoje, kodėl ši tema atsirado scenoje ir ką tai byloja apie tavo šiandienos būseną. Vis tiek režisierius, tiek choreografas, kurdamas atliepia tiek savo paties aktualijas, tiek visuomenės aktualijas. Tai kiek yra tam spektaklyje tavęs, o kiek labiau visuomenės atspindys? Tai yra tiesiog etapinis mano darbas. Aš nei kiek jo nesureikšminu, kaip ir visų kitų spektaklių. Jeigu paklaustumėt manęs, kiek aš jų esu pastačius, aš pasakyčiau, tikrai nežinau. Ir jaunystė yra vienas iš tų spektaklių, kuris atėjo natūraliai. Ir priežastis to paprasčiausia yra, nes prieš 3 metus aš įkūriau savo meistriškumo klasę,
kurioje mokėsi ir mokosi dabar vaikai šokiui gabus ir baletui, kurie, tarsi kuriems aš norėjau suteikti galimybę gauti savo žinias. Nes dabar jau toks kažkoks laikas ateina, kad tu galvoji, kad reikėtų kažkam perduoti dalykus, kuriuos tu žinai. Ir toje klasėje pirmais metais mokėsi 11 vaikų, 12-13 metų. Ir proceso metu aš supratau, kad vis dėlto teorija yra vienas dalykas, bet geriausia pažinti teatrą ir jo sandarą galima per praktiką. Bet aš buvau įpratusi dirbti visą laiką su artistais, nesvarbu, ar jie aktoriai ar šokėjai, bet su vaikais tai tikrai niekada. Nesistengiau dirbti ir kaip ir nebuvo horizonte tokios idėjos. Ir aš taip žiūrėdavau tuos vaikus ir galvoju, ką aš galėčiau jiems pastatyti. Ir kadangi aš iš esmės vaikus nežiūriu kaip į mažus žmonės, ta prasme, kad aš šiaip žmonių neskirstau į jaunus ir suaugusius, nes mano akimis amžių turi tik tai žmogaus siela. Ir jeigu aš su tais vaikais savo pamokų metu bendravau kaip su suaugusiais, aš pajutau, kad jie gali ištransliuoti dalykus sudėtingesnius, ne pagal amžių savo. Ir kadangi aš šiaip mėgstu iššūkius, nes tai yra tokia, tarkim, varomoji jėga, ir pasidaryti ką nors savo sudėtingą mėgstu. Nežinau kodėl. Tai aš pagalvojau, kodėl nepastačiau spektaklio apie tėvų ir vaikų santykius. Nes man atrodė, kad tai yra išraiškinga tema ir labai reikalinga. Todėl, kad teatras tai yra ta vieta, kur tu gali parodyti kaip ir žmonėms juos iš šono. Ir man pasirodė, kad tikrai yra labai daug žmonių, tiksliau mes tokiam esam uždaram rate, kad, žodžiu, vieni kitus traumuojam. Tėvai, nesvarbu kokio amžiaus, jie, reiškia, per juos ateina vaikai ir jie vis tiek kažkokias traumas jiem padaro dėl savo kažkokio nebrandumo, galų gale nemokėjimo būti tėvais, kas yra normalu, nes tik tai vėlgi procesas išmoko tave šito. Ir man pasirodė, kad man tai būtų įdomu pastatyti. Aišku, buvo toks, kai aš pradėjau galvoti apie tai, kad tai yra tiek tų siužetų, kuriuos pasirinkti. Nes aš apie tai supratau, kad aš galiu kalbėti iki ryto. Ir kadangi aš mėgstu stebėti žmonės, tai aš tų siužetų, kurie vyksta šeimose, tiesiog labai daug žinau. Ir va taip pat kažkaip ir prasidėjo tas kūrybinis procesas ir tie vaikai buvo įtraukti į tai. Aš tiesiog, kaip čia galvojau, aš galiu neišleisti to spektaklio, jeigu jis nesigaus, tiesa, bet pabandyti aš norėjau. Pakviečiau suaugusius artistus įvairių šokio žanrų, baleto artistus, hip-hopo šokėjus, urban šokėjus, žodžiu, vat, tokius net, kaip čia, savo irgi skirtingų žanrų artistus, irgi, kad man būtų įdomu ir vėlgi man buvo įdomu tam spektaklyje prisiliesti prie skirtingos šokio kalbos, kur man atrodė, kad kiekviena šeima kaip ir gali turėti savo stilių.
šokio išraiškos. Tai vat. Ir palaipsniui pradėjau tą spektaklį statyti ir aš jį dariau metus, nes aš stačiau jį tik tai sekmadieniais. O įprastai kiek trunka pastatyti spektaklį? Šiaip čia yra toks dalykas profesionalumo, vis tik tai, jeigu tu statai akademiniai scenui ir tu turi mokėti pastatyti spektaklį per trumpą laiką. Čia yra porą mėnesių kokią? 40 dienų, aš sakyčiau, va taip. Aišku, priklausomai nuo žanro, operą tu turi mokėti per trumpesnį laiką pastatyti. Bet čia, sakau, toks buvo ištęstas procesas ir po metų tas spektaklis išvydo rampos šviesą. Beje, labai įdomu, kodėl opera trumpiau, kokie yra terminai dramai, dramos teatrui, choreografijai ir operai? Terminų nėra. Čia tiesiog, jeigu reikia, aš galiu pastatyti, sakykime, operą per 10 dienų, kaip pastačiau, pavyzdžiui, Kauno valstybinėme muzikinėme teatre Pučinio Bohemą. Tai po to, aišku, buvo dar ten periodas, sakykime, spektaklio išleidimo ir taip toliau, bet iš esmės pastatyti tu gali ir turi per tiek laiko, nes dabar kiti laikai. Aš tai, aišku, ne už tai, kad iš teatro taip palaipsniui taip išeina kūrybinis procesas. Nes jis iš tiesų išeina ir teatrai virsta į tokius fabrikus ir žodžiu, stato vieną premjerą po kitos ir gaunasi, kad nebėra esmės, kad nebėra to tokio, kaip čia, galimybės padaryti viską lėtai, gilintis stipriai, gyventi tuo. Tai vat, bet tiesiog viena diena teatre, scenoje kainuoja labai daug, todėl dabar niekas nenori tos prabangos suteikti režisieriui ir leisti jam, pavyzdžiui, kaip anksčiau būdavo, kad ten spektaklio išleidimas gali būti 2 savaitės. Vat. O dabar per tiek laiko tu turi pastatyti spektaklį. Tai tu manęs klausai, kiek truks mūsų pokalbis, tai aš sakiau, ko gero 2 valandas ir tu nustebai, kodėl tiek ilgai. Ne, aš tiesiog pagalvojau, kad gal nebus įdomu tiek manęs klausytis, nes aš galiu kalbėti iki ryto. Tai... Aš gal irgi galiu. Čia, žinai, yra didžiulė prabanga sutikti įdomų pašnekovą. Tada tuo procesu gali mėgautis. Ir aš manau, kad man tai yra privilegija, žiūrovam tai yra tiesiog malonumas, nes bet kada gali įsijungti tą pokalbį ir ypač jeigu tu gebi iš jo pasimti gylį, perleisti per save, atrasti save, savo kažką pritaikyti. Tai grįžtant prie jaunystės, kiek tai yra autobiografinis spektaklis ir kiek tu į tą spektaklį, jo siužetą atnešė į savo vaikystės traumų, nes užsiminė apie tai, kad tėvai mokosi būti tėvais ir jie bet kokiu atveju vienaip ar kitaip traumuoja vaikus. Kiek tų traumų tam spektaklyje yra iš tavo vaikystės? Šiaip aš nesu mėgėja taip labai jau ten daug savęs įdėti. Aš esu stebėtoja labiau gyvenime. Ir kai aš sau sugalvojau tą pavadinimą jaunystė arba scenarijai, pagal kuriuos gyvena tėvai ir vaikai. Aš vis tiek supratau, kad tai yra tokia bendražmogiška tema ir tai neturi būti apie mane. Ir kadangi aš esu stebėtoja gyvenimo, tai tuos siužetus taip kaip uogytės ant smilgos ir taip vėriau. Ir tikrai negalvojau, ar čia aš išgyvenau, ar ne aš. Yra kažkokie bendri dalykai, kurie iš esmės netinka vaikų auklėjime. Tai man atrodo, svarbiausias dalykas, tai tiesiog jų nereikia auklėti. Mes turime jiems būti pavyzdžiu. Nes jiegi iš tikrųjų kopijuoja savo tėvus ir nėra kitaip. Tai apie tai aš norėjau pasakyti. Tada, kad negalima
juose naikinti jų naivumo, jausmingumo, nuoširdumo, tikrumo, tų dalykų, kurie susinaikina gyvenimo pakeliui savaime. Tai vat, tai tie dalykai yra tokie bendri, sakyčiau, ir jie nėra kaip ten kažkoks traktuojamas ten įvykis, ten, aš taip galvodavau, kurdama šitą spektaklį. Prisiminiau, buvau Amsterdame kūrybinėse dirbtuvėse su gatvės artistu Frenki ir jisai pasakojo, dirba su vaikais ir su suaugusiais, mokydamas kūrybiškumo. Tai vaikai iki 7 metų jie yra be galo kūrybiški. Kai tik jie patenka į sistemą, įspraudžiami taisyklės, jie tiesiog iki tol piešia patys, o mokykloje jie pirmiausia pasižiūri, ką piešia suolo draugas ir tada kopijuoja. Tai čia vėlgi apie tą, kiek palikti savieigai tuos vaikus ir būti tik tais pavyzdžiu, bet kaip užsitikrinti, kad jie pasimtų teisingą pavyzdį, bet nenueitų klystkeliais, nes draugai taip pat daro įtaką ir jeigu jie ilgainiui perims pavyzdį iš netinkamų draugų. Netinkamų, tai pagal tėvų vertybės netinkamų. Aš suprantu, bet mes negalim šito dalyko kontroliuoti. Ir esmė vis tiek, man atrodo, yra, kad vaikams turi pasisekti su tėvais, o tėvams turi pasisekti su vaikais. Ir tai yra nekontroliuojami dalykai. Galų gale kartais šeimoje gimsta, kaip visa šeima galėtų, sakykime, traktuoti, kažkoks labai keistas vaikas. Jo, jis kažkokios netokios natūros, mes jo nesuprantame. Tai toks siužetas, pavyzdžiui, yra mano spektaklyje. Tai vietoj to, kad jį palenkti pagal save, gal reikėtų norėti jį suprasti. Tai O kokia tu buvai vaikystėje ir kaip tave ir kur, ar bandė ar nebandė palenkti tėvai? Nežinau. Man atrodo, kad mano kartos vaikai, jie visi augo truputį kitaip, negu kad dabar auga vaikai. Dėl to, kad tėvai rūpinosi tiesiog išgyvenimu. Ir jeigu tu kažko norėjai, tai tu turėjai tą pasiekti pats. Tai šitą dalyką aš žinojau nuo vaikystės ir šalia, aišku, paraleliai ėjo visi tie dalykai, kurie yra kaip normalūs, kad aš nebuvau pamatyta arba buvau matoma tėvų savaip. Ir kad man, sakykime, tai netiko. Ir šiaip keistas dalykas, bet visi tie labai skausmingi išgyvenimai vaikystės, bet, pavyzdžiui, kai tu gyveni visą laiką įtampoj. Tiesiog, kad, sakykime, šeima nėra tau toks užuovėja, kažkokia saugumo garantas, nes tėvai patys jausdavosi nesaugiai. Ir ta amžina įtampa, pavyzdžiui, kurioje augau aš, man padarė tokį, kai aš užaugau, man buvo taip viskas lengva, vien todėl, kad vaikystėje buvo sunku. Ir dabar gyvenimas, nėra nei vienos problemos iš viso, kuri man pasirodytų neišsprendžiama, neįveikiama, ar kaip nors mane galėtų įtakoti, ar sužlugdyti, ar ten kažką su manim padaryti. To nėra. Tai nežinau, tai yra gerai ir blogai. Tu esi pavyzdys, kad sukūrei įspūdingą teatrą
įspūdinga tuo, kad aš nežinau nei vieno kito Lietuvoje choreografo, kuris turėtų komerciškai sėkmingą soldautinį šokio teatrą. Tai kas tas diskomfortas toksai gal kaip tik sustiprina ir išgyvenimo raumenį augina. Nežinau, aš nežinau iš tikrųjų, kokioje tu vaikystėje, kokioje aplinkoje augai, bet galbūt tai davė tau tos stiprybės. Aš galvoju, kad pagrindinis dalykas, bent jau ką aš darau, visiškai laimingų žmonių nėra. Ir aš tikrai matau, kad yra daug netgi šiam laikę gyvenančių, bet vis tiek jie išgyvena kitokio pobūdžio problemas ir jas vis tiek išgyvena. Tai tiesiog yra skirtumai, ką, sakykime, aš vaikystėje išgyvenau ir ką dabar išgyvena ten jauni žmonės. Esminis dalykas yra tas, kad ką aš galiu dėl jų padaryti. Tai aš visą gyvenimą norėjau dėl kitų ką nors padaryti. Ar tai yra spektaklis, ar jo talento pamatymas, ar laikų ištiesta ranka, ar tiesiog stiprinti pasitikėjimą savim. Mano klasėje, pavyzdžiui, dabar 55 vaikai. Ką aš darau? Aš nuolat stiprinu jiems pasitikėjimą savim. Aš jį tiesiog formuoju. Nuo to prasideda. Apskritai, koks nors nuėjimas į kokį nors aukštį. Kaip tu manai, ar analizavai, kodėl šiandienos jaunimas taip dažnai, aš sakyčiau, tiesiog per dažnai pasitraukia iš gyvenimo, o kai mes augome, to net girdėt nebuvo? Kas pasikeitė? Aš nežinau, gal visų pirma mes negirdėjom tų dalykų, vėlgi neaišku. Iš tikrųjų, aš nežinau statistikos. Bet dabar, man atrodo, kad galbūt aš tik tai iš savo intuicijos galiu teikti. Žmonių siela išgyvena labai atskirtį didelę. Ji tiesiog, žmonėms toks jausmas, kad jos nereikia ar jos nėra, jinai yra nustumta kažkur. Dėl to, ką jinai daro, serga. Dėl to yra daug kažkokių tų depresijos formų ir tokio tamsos, tiesiog nuėjimo į kažkokią tamsą, nes tu nesupranti savęs, nes išorė tau diktuoja vienus dalykus, o viduje tu jautiesi kitaip ir tas didelė skirtis, man atrodo, vat ir padaro tą rezultatą. Ir aš maldauju, kad laikmetis grįžtų į paprastus dalykus. Kad mes visi grįžtumėm, nežinau, vienas į kitą, arčiau gamtos. Bet kad tai nebūtų paprasti žodžiai, kad tai iš tikrųjų atsitiktų. Bet aš, aišku, negaliu nieko pastumti, pagreitinti. Man atrodo, mes dabar visi kažkur jėdam. Tada įvyks kažkokia katastrofa ir pagal mano nuojautą tai bus 27 metai. Todėl, kad tiesiog tu jauti tos žingsnis po žingsnio įėjimą į kažkur. Arba tą katastrofą mums kažkas sukurs, bet vis tiek tas bus. Žmonija gaus sukrėtimą ir va tada gal vyks kažkoks renesansas, kur mes tiesiog vėl žiūrėsime vienas į kitą, pradėsime nuo pokalbio, nuo susikalbėjimo, nuo pažinimo vienas kito, nuo susitarimo. Tai vat. Kaip tu tam ruošies? Ar nori suspėti kažką dar padaryti kitų 27 metų? Niekaip nesiruošiu. Aš tiesiog dabar labai daug dirbu. Kodėl tiek daug spektaklių rodai ir labai skirtingo pastatymo laiko? Dažniausiai... Skirtingų žanrų. Skirtingų žanrų. Yeah.
mene nėra taip, kad tu gali planuoti savo laiką. Gali būti taip, kad yra kažkokios prastovos, o gali būti taip, kad yra viskas labai intensyvu. Ir šiuo laiku yra tiesiog viskas labai intensyvu. Aš tikrai nedarau visko, ką man siūlo. Aš esu labai išranki, bet ir vis tiek gaunasi prie to išrankumo, kad tenka pastatyti per metus 3 spektaklius, pavyzdžiui. O ko atsisakai? Aš atsisakau dalykų, apie kuriuos sužinojus mano kūnas priešinasi. Jis man sako ne. Ir aš net nesigilinu. Ir kažkokie televiziniai projektai, pavyzdžiui. Bet juk esi televiziniam projektui. Tai tik dabar. Ir kodėl pasakysiu? Todėl, kad aš ieškau ten žmonių savo. Kiek pavyko atrasti? Nedaug, bet kartais net ir vienas atrastas, pavyzdžiui, padaro kažkokį didelį posūkį tavo kūryboje. Taip kad kiekis nesvarbu. Čia toks, mano, buvo toks noras pojūčio bendrai suprasti, kas vyksta. Nes kadangi mes esam tokie kažkokioj savo nišai labiau verdam ir tarsi tu nesusitinki naujų žmonių, tu truputį pradedi nebejausti, kas vyksta apskritai to laikmečio. Aš nebeturiu draugų naujų, nes tiesiog aš niekur neinu. Ir man dėl to buvo tas toks noras, toks kaip pažinimo, tiesiog suprasti iš viskas yra televizija ir jos užkulisiai. Bet esmė, aš norėjau susitikti talentingų žmonių. Kaip tu randi draugų arba kaip susidraugauti su Andželika? Čia toks ir lengvas, ir sudėtingas klausimas, nes manęs dažniausiai bijo, nes turi visokių nuostatų, visokių įsivaizdavimų. Ir man labai sudėtinga tos dalykus kažkaip tai perlaužti. Ir šiaip, kad susirasti draugų, tu turi kažkur eiti. Aš jau kažkaip senai niekur neinu. Nežinau kodėl. Čia daug tų tokių sudedamųjų dalių, nes aš net nežinau, ar man labai patinka draugauti. Nes, dabar tai pasakysiu, bet kažkaip taip gaudavosi, kad mano gyvenime draugai būdavo pagrindiniai vyrai. Nes moteris iš esmės manęs kažkaip vengdavo. Aš paskui tik suprasdavau, kad gal kažkokia ten konkurencija jausdavo, kurios nejausdavau aš. Ir nežinau, aš gal per aistringa draugystėj. Jo. Greitai įsimylė? Ne tai, kad greitai. Bet aš turiu tokį tikslų žmogaus pojūtį, kokio jis neturi apie save. Ir gal sakyčiau, greitai baigėsi viskas. Todėl, kad manęs išsigąsta. Bet aš negaliu savęs pakeisti. Bet kodėl žmonės bijo? Ko bijo? Yra tam pagrindas? Todėl, kad visiems atrodo daugumai, kad artumas siejamas su buitiniu gyvenimu. Ir galbūt irgi taip intuityviai ieško tiesiog patogių žmonių savo. Tiesiog. Ir vėlgi įsivaizduoja, kad su manim čia bus kažkoks uraganas. Tai bus. Bet vėlgi, man atrodo, meilė yra svarbiausias dalykas, bent jau man. Tai, kad man patiktų žiūrėti į pasaulį to žmogaus akimis. Ir jam patiktų žiūrėti manosiam. Ir jeigu šita esmė sutampa, tai tada atsitinka visa kita. O kaip tu žiūri į pasaulį? Labai paprastai.
tame ir esmė. Man smalsu, o kaip tu norėtum, kad apie tave kalbėtų po 10, 20, 30, 100 metų? Aurimai, aš didelis, pasakysiu. Žiūrėk, Andželika, vis tiek... Galima aš atsakysiu Taip, šitą klausimą. Po 20-30 metų apie mus niekas nekalbės. Kaip nekalbės jau net sekančiais metais. Ar po 5. Tikrai. Taip, kad čia yra iliuzija. Iš vis, kad mes liekam istorijoje. Labai keičiasi laikai. Tu pastebėjai, kad, pavyzdžiui, dabar nėra autoritetų. Jaunimas jų neturi. Jiems viskas sukasi aplink juos. Ir, reiškia, ką jie jaučia, ko jie nori, ko nenori. Tarsi, kad va taip susiaurėjęs yra pasaulis. Mes negerbėm vyresnių žmonių. Tarsi, jie yra palikti kažkur likimo valiai, nežinau. Tai tikrai mes, taip sakant, aš dėl paminklo spektaklių nestatau. Ar dėl geros nuomonės apie save. Aš manau, kad labai svarbus vis dėlto auklėjimas yra ir aš auklėtas taip, kad ir gerbti senus žmonės, ir jiems skirti dėmesio, ir pasisemti iš jų patirties. Ir kalbant apie autoritetus, mane džiugina sūnaus, kuriam 18 netrukus eis draugas, labai dažnai ateina pas mus į namus. Ir aš jau tampu jo coacheriu, jisai labai gilinasi, aš jam vedu tokias individualias paskaitas, dalinuosi savo patirtimą apie kūrybiškumą. Jisai beproto talentingas, nuėjęs į IT, bet kuria startuolius, nori sutikti įtakingus investuotojus ir klausia daug patarimų. Tai tam tikrą prasme aš jaučiuosi autoritetu ne tik savo vaikam, bet net ir jų draugam. Tai kažkaip tos gerosios patirtis mane gerai nuteikia. Aš manau, kad vaikai, kurie renkasi tavo studiją ir perima tavo patirtį, tai jiems tu esi autoritetas. Autoritetas esi žiūrovam, kurie anšlagais eina į tavo spektaklius. Tai nenurašyčiau taip, kad autoritetų nebėra. Jo, bet vis tiek tai yra mažos grupės, vienetai. Ir kai aš kalbu, aš turbūt kalbu generaliai, nes čia toks, kaip čia, yra pas mane toks, kaip čia, režisūrinis mąstymas. Nes aš turbūt į kiekvieną klausimą atsakant žiūriu iš tos platesnės perspektyvos, kad imant ne tik, sakykime, savo ratą, kuriame aišku, kad, nes tai mano pasaulis, aš susikuriu savo taisyklės, savo bendravimo manierą ir sukuriu savo atmosferą. Tai aišku, kad tam pasaulyje aš jaučiuosi tikrai labai gerai ir mano visi ir mokiniai, artistai, visi teatro darbuotojai, tai tam burbule jie tikrai jaučiasi labai gerai, nes aš rūpinuosi tuo, bet kalbant bendrai apie pasaulį ir apie tas tendencijas, į ką mes einam, tai va čia yra toks skirtumas, kalbant apie dalykus. Kaip manai, kaip tau pavyko sukurti populiarų šokio žanrą? Kaip atradai tą sėkmės raktą, kad visi spektakliai išparduoti? Todėl, kad aš moku daryti esmę, tai kalbėti šokio kalba. Ką patartum kitiem choreografam ar besibūrintiem šokio trupėm, į ką atkreipti dėmesį? Visų pirma, tai aš patarčiau mokytis to. Nes kadangi dabar tiesiog labai daug neišmanančių profesijos. Neužtenka būti šokėju ir pereiti, reiškia, dabar pasakyti savo, aš dabar būsiu choreografas. Tai tu tik tai pasakėjai savo tai, bet kad jo tapti, tai garantijos jokios nėra. Jeigu tu pastatysi šokelį
ar kažkokią biškį didesnę miniatiūrą, tai kad jau čia ir taip ir atsitiks, kad jau tu ir staiga galėsi vadintis tuo vardu. Tai tokio, nežinau, šie laikai diskredituoja labai mano profesiją, tai aš ją taip labai noriu ginti, todėl kad tam, kad statyti, tu turi iš tiesų to mokytis. Ir juk, pavyzdžiui, dirigentas nestoja prie pulto nepraėjęs mokslų, tiesa, o dabar net ir akademiniai scenai leidžiama statyti nepaklausus, ar tu turi diplomą iš vis šitos profesijos. Tai va, tai... Bet, kaip aš sakau, čia aš atseit piktinuosi. Ne, iš tikrųjų aš galvoju, kad po saulė visiems vietos užteks, bet ten natūraliai atranka gaunasi savaime. Man nereikia dėl nieko kovoti. Aš tiesiog rūpinuosi savimi, savo tobulėjimu ir man rūpi labiau, ką aš žinau ir kaip aš save lavinu, nes aš tą darau visada. Man 100 metų, bet aš jaučiuosi mokinė. Ir man patinka taip jaustis. Ir aš tikrai niekada nepasakysiu, kad jau aš viską žinau ir jau viską galiu ir ten taip toliau. Tai vat iš tos būsenos aš statau ir tai atneša rezultatą. Kaip apibūdintum savo stilių, žanrą, kūrybos? Aš neturiu stiliaus ir labai tuo džiaugiuosi. Labai. Todėl, kad man stilių diktuoja tema ir aš pati save atrandu ir atrandu tą šokio kalbą, kurią aš turėčiau kalbėti, liečiantis prie tos temos. Ir dėl to mano spektakliai yra lygtai skirtingų žmonių sukurti. Ir man pačiai tas labai patinka, kad aš galiu būti, žodžiu, artistas niekada nežinos, ką jis turės šokti, kaip tiksliau jisai turės šokti, kokiu principu bus pastatytas tas spektaklis. Tai aš dėl to labai džiaugiuosi. Todėl, kad, sakau, ta šokio kalba visą laiką gimsta vis kita. Tai Aurimai, kai ateisi į mano kitus spektaklius, suprasi šitą dalyką. Ko labiausiai turiu gailėtis, kad praleidau kurį spektaklį? Tu žinai, toks būna klausimas, kokį spektaklį aš labiausiai ten mėgstu iš savo, ar kuris labiausiai patinka. Tai aš taip pasakysiu, aš nepadariau nei vieno blogo spektaklio ir netgi pusiau gero. Mano spektakliai yra visi geri. Todėl, kad aš nesiimu iš esmės darbo ar tos temos, jeigu aš jaučiu, kad aš jos neatidarysiu. O yra spektaklių, kurie neišvydo rampos šviesos? Ne. Ir antra tokia priežastis paprastesnė, bet aš esu per tingi dalykams, aš turiu pajausti, pamatyti rezultatą. Tik tada aš imsiuos. Nes šiaip manęs neprivers niekas daryti dalykų, eksperimentuoti, pakeliui ten atseit galbūt kažką atrasti. Ne, aš turiu pamatyti tokią kaip rezultato viziją ir tada aš ją tiesiog einu. Kai kūrei teatrą, kaip prekės ženklą, kokia buvo vizija, kokius tau kėlei tikslus ir ar džiaugiesi, ar ta linkme ir atėjo teatras, ten ir yra, kaip tu įsivaizdavai pradėdama? Matai, kokius tu terminus naudoji, prekės ženklas, o aš tik tai sudėjau 2 raidės
A ir H savo vardo ir viskas. Bet vis tiek gavosi ir logotipas, ir prekės ženklas, na. Tai čia su laiku, ašgi nesupratau, kad mes padarėme tai. Tikrai, nes man tada buvo svarbu, leiskit man pastatyti spektaklį, viskas. Ir kadangi, čia jeigu taip trumpai, tai aš stačiau, mano pirmas darbas buvo, kai man buvo 25 metai, aš pastačiau baletą Medėja, operos ir baleto teatre. Ir jis buvo labai sėkmingas, tai buvo toks šiuolaikinis baletas pagal Antano Rekašiaus muziką, 2 veiksmų su visa trupe, visų orkestru. Tarsi, kad man tai buvo tada natūralu suvaldyti tiek žmonių, bet tiem, kas tuo metu vadovavo teatrui, aš pasirodžiau kaip grėsmė. Ir kadangi spektaklis buvo labai sėkmingas, tai Medėja man atidarė duris, nes aš stačiau paskui kituose teatruose, bet ir užtrenkė, pavyzdžiui, operos ir baleto teatrą. Tai vat, bet aš štai paskui stačiau tais pačiais metais. Tiesiog ėjo tada vienas po kito spektaklių pastatymai, bet aš jau persikėliau į Nacionalinį dramos teatrą. Tuo laiku vadovavo Tuminas Rimas, didis režisierius. Ir jis man leido savo teatre išleisti kitus mano spektaklius su viena sąlyga, kad aš paimsiu į juos aktorius. Taip atsirado tai, kad mano spektakliuose susijungia 2 žanrų artistai, tai aktoriai ir šokėjai. Tai vat vėl buvo kažkoks posakis mano gyvenime. Bet iš esmės atrakinom tą tavo unikalų stilių, kad apjungi 2 profesijas, šokantis aktorius. Manau, kad ir tapo tavo tuo išskirtiniu veidu ir raktu į pilnas sales. Tai atsitiko todėl, kad mane domino visą laiką gyvas teatras. Ir aš kažkaip natūraliai suvokiu, kad scenoje turi vykti tikri dalykai. Aš noriu matyti ten gyvus žmonės. Ir tas visas santykių peripetijas. Nes man tai yra dramaturgija. Kad nebūtų tik technika, tik forma, bet būtų gyvas taip, arba kažkokie išradimai, kurie iš tikrųjų yra tušti, jeigu ten nedalyvauja siela. O klausimas buvo, ar taip įsivaizdavai, kai kūrei savo teatrą? Aš jį sukūriau tik todėl, kad nebuvo galimybės man statyti kaip nors kitaip. Tai mūsų teatras, čia taip skamba, sukūrei savo teatrą. Mūsų teatras yra iki šiol popierinis. Jis yra tik tai popieriuje. Pavadinimas, viešoji įstaiga, ten, vat, ir taip toliau. Tai nors jam 26 metai dabar bus. Tai, vat, bet mes neturim nei salės, nei scenos, nei trupės, nieko. Kaip ir Oskaras Koršunovas, taip, nuolat sako, kad aš tiek metų kuriu. Yra OKT teatras, bet nėra pastato, kuris būtų tikras teatras. Ir tai čia nereikia kaip tolėti, tai prasidėjo, tą patį galima pasakyti ir apie Nekrošiaus teatrą. Tai gerai, tai mes ten su Oskaru, sakykim, bet Nekrošius, kuris tiesiog yra genijus, pripažintas ir užsienį visur. Jis buvo tiesiog mega žvaigždė, o Lietuvoje turėjo kambariuką, kuriame, reiškia, statė ir repetavo savo spektaklius. Tai yra tiesiog iš esmės per siauras mąstymas. Aš pasigendu žmonių, kurie turėtų tiesiog platesnį mąstymą ir būtų stiprus, nes tik tai stiprus žmogus gali įsileisti už save stipresnį arba tolygų savo. Bet žiūrinti tai, kas vyksta šiandienos politikoje, nepanašu, kad tų teatrų ims ir atsiras ir kad pripažinti kūrėjai atras tą savo
savo namus, kuriuose galėtų kurti, o nebeįrodinėti 30 metų, kad jie yra talentingi? Visa ta situacija man buvo aiški ir anksčiau. Ir todėl aš supratau, kad niekada iš nieko nereikia nieko prašyti, tikėtis, reikia daryti pačiai. Tai mes tą ir darėm. Ir tai, ką dabar turime, tai yra tiesiog įdirbio dalykas, kad pagrindinis dalykas tai, kad mano spektakliai, kokie jie. Ne tai, kas aplinkui, o ką aš sugebu pastatyti, kaip taip jaudini žiūrovą, ką aš jam mintį, kokią ištransliuosiu. Bet vis tiek sakai, kad esi stebėtoja, tai kiek tu stebi tai, kas vyksta dabar kultūriniam lauke, kultūrininkų protestus, tą tokį virsmą į pilietiškumo judėjimą. Tu tai seki, stebi, ką apie tai galvoji? Aš tiesą sakant neturiu laiko tam. Ir man patinka, kad aš daugiau dirbu, negu kad dalyvauju kažkokiuose ten diskusijose ar ten vertinimuose. Aš ir kitiem patarčiau, eikite dirbti, eikite kurti, nes tik tada tu gali būti, nežinau, naudingas, ar čia yra esmė. Ar lengvai priimi sprendimus? Kokius? Vis tiek kartais visada kaip vaikus, kai auklėju, tai sakau, visada turi kaip minimum 2 pasirinkimo variantus. Elgesy, pasirinkime. Aš neišmokyta galvoti apie save. Ir aš nemoku iš vis pasirinkti. Ir analizuoti tuo labiau to. Ir aš dažniausiai darau dalykus intuityviai. Pasirenka mano vidus. Ir tai yra labai paprastai. Taip arba ne. Ir tas yra arba Aš norėjau paklausti, kaip ilgai tas vidinis aš dvejoja momentaliai. Taip. Ir man dar labai svarbu išgirsti tą arba iki to momento, kol įsijungia protas. Tai padeda produktyvumui, man atrodo, ne? Tiesiog tai yra tiesos kelias. Ir to tikrai negalima neigti. Tas tylus balsas, kuris sėdi mumise, yra esmė. Todėl, kad jis pakreipia teisingą linkmę. Todėl nepaisyti to negalima. Tai aš tuo vadovaujuosi, nes protas yra kažkokia ten dėžutė įstatyta į mus ir jinai reikalinga visai kitiems dalykams, bet tikrai ne tiem, apie kuriuos mes dabar kalbamės. Ar yra bent kartą intuicija nuvylus tave? Ne. Nei karto? Ne karto. Yra nuvylusi aš save, kai jos neklausiau. O kodėl neklausai? Todėl, kad nežinojau iki galo, kad tai yra tiesos kelias. Bet čia viskas gyveni ir mokais. Grįžtam į jaunystę, ne? Kol jaunas, tol turi padaryti tas klaidas, kol supranti, ko klausytis. Nors aš nesu padariusi kažkokių tai klaidų, kadangi man vienatvė labai artimas dalykas, tai aš joje, būdama, labai daug savo laiko gyvenime, jau išmokau savęs klausyti labai anksti. Todėl buvau galbūt apsaugota nuo tų grubių klaidų kažkokių, nuo įtakų galų gale. Tai Andželika, papasako, kaip susidraugauti su vienatve, nes dabar kalbama apie vienišus žmonės, daugiau gal kalbama apie senjorus, kad jiems reikia dėmesio, lankyti, bendravimo ir visa kita. Ką tu patartum, kaip galima susidraugauti su tą vienatvę, ją pamilti ir ją mėgautis?
Visų pirma, reikia suvokti, kad vienatvė yra natūrali žmogaus būsena. Absoliučiai. Tai kai tu tą raktelį savyje pasuki ir tiesiog tai priimi, nes taip yra, tai tada ji nepasidaro baisi. Su kuo tu dalinies tuomet savo džiaugsmais? Paprastą labai buitinį pavyzdį duosiu. Aš esu buvęs ir su šeima atrakcionų parke ir vienas. Vienam kaip neįdomu. Tu patiri daug adrenalino, bet neturi su kuo pasidalinti tą savo būseną tokią. Ir aš galvoju, jeigu aš kurčiau tik tais vienas ir pareičiau į tuščius namus ir neturėčiau kam papasakoti apie savo emocijas. Bet kartais tai yra laimė. Tikrai? Taip. Jo, iš tikrųjų, nes tie visi procesai, juos gali turėti kasdienybėje tiesiog. Ir nuo tavęs juk priklauso, tu užmėgsi pokalbį su kažkuo ir ten, nežinau, norėsi pasidalinti, pasipasakoti. Jeigu tu darai labai didelius dalykus, tai tiesiog būtina atsiriboti. Nors aš aišku, neneigiu bendravimo būtinybės, man pačiai to labai reikia, nes aš esu žmogus, kuriam reikia žmonių, nes būna juk ir tokie, kuriems nereikia žmonių. Iš tikrųjų, juos vargina, jie nepriima tiesiog tos aplinkos, o man kaip tik reikia labai. Bet tas paradoksas, kad reiškia tu būni labai bet paskui tiesiog lauki momento, kada tu galėsi atsiriboti. Tikrai. Neseniai skaičiau tavo edukacinį postą žiūrovui, kaip reikia elgtis teatre. Ar tai užaugo jau nauja žiūrovų karta, kurią reikia iš naujo mokyti, jie nebegauna pavyzdžio iš kitų? Kodėl ėmėsi šitos iniciatyvos? Aš galvoju, kad jauni žmonės dabar turi tokį didelį pasirinkimą būti visur, kad jie tiesiog nesusimąsto apie dalykus, apie galbūt taisyklės, tokias nerašytas, kurias turi kiekviena niša. Ir kadangi pats teatras iš tokio labai didelio Persisotinimo? Taip, jo. Yra labai daug spektaklių, jau žmonės taip susimaišę yra, jie mato daug spektaklių, kurie pagal jų manymą neverti jų dėmesio. Jie tada pradeda nebegerbti kažkaip viduje to, kur jie eina, tos vietos. Nes jau tai nebėra natūraliai stebuklas. Tu nebeini ten toks, kaip čia, jau nebenusiteikinėjai tam iš anksto. Ir tu neini ten, kaip aš dabar įžengsiu į kažkokią šventovę. Bet iš to atsiranda tai, kad jau atsirado teatre ir džinsai, ir kažkas operos ir baleto teatro raudonojo foje gali, pavyzdžiui, organizuoti jogos pamokas. Tai man atrodo, kad ta vieta, ji negali būti sulyginama su visom erdvėm, į kurias mes einam. Bet iš dalies jį pati padarė tą tokią, kad žmogaus vidus nepakankamai gerbė teatrą, nes jis nebesitikė stebuklo ten. Tai man tiesiog norisi sugrąžinti žmonės į tą, kas būtina artistui.
tiesiog, nes ten dar aš mačiau, kad komentavo ir daugiau problemų kėlė žiūrovai, kas jiem ten, sakykime, teatre trukdo. Aš parašiau tik tuos dalykus, kurie trukdo artistui, kad susikurtų atmosferą. Todėl, kad tai yra labai sudėtinga sukurti. Todėl, kad tu turi scenoje sukurti iliuziją, tą kitą pasaulį, į kurį žiūrovas, va taip sėdėdamas, jis užmirš save ir jis panirs ten. Nes čia yra esmė teatro. Kad scenoje vyktų toks veiksmas, kuris įtraukia. Ir nenoriu, kad tai skambėtų banaliai. Kiek prie atmosferos kūrimo prisideda žiūrovo apranga? Tu užsiminėjai apie tos džinsus. Bet čia yra žiūrovo santykis į teatrą, jeigu jisai ateina su džinsais. Tai jam yra vienas iš dalykų, kuriuos jis patiria toje dienoje. Tai va, čia natūraliai, tiesiog jie taip ateina. O kaip norėtum, kad ateitų? Man atrodo, kad jau mes taip toli kažkur nužengėm, kad aš jau, pavyzdžiui, tos problemos, kaip čia, nekeliu ir nebesitikiu, kad grįž tie laikai ilgų suknelių damų ir smokingų. Todėl, kad jau per daug laiko praėjo ir per stipriai džinsai įsitvirtino teatre. Todėl žmonės renkasi kažkokį tarpinį variantą, kurie tikrai su tą pagarbą ateina į teatrą ir jie patys savo sukuria atmosferą šventės. Tai va, bet tokių mažai. O kas džiugina žiūrovo elgesį? Ne tai, kad džiugina, bet aš būnu laiminga, jeigu aš žinau, kad nors vienas žmogus buvo paniręs į veiksmą. Kad nors vieną aš paėmiau. Tu stebi žmonės, o kiek tu stebi objektus? Kiek tau įkvėpimas yra architektūra, daiktai, spėju gražus daiktai, nes esi estetė? Mano tėvas architektas, tai kaip ir, nežinau, ar tu žinai, bet prie bokšto televizijos toks yra vaikų darželis ir mano tėvas, mūsų šeima visa, ten 13 metų statė iš mozaikos objektą. Kosmosas ten berods taip. Jo, tas kosminis darželis. Tai yra didžiulis objektas buvo ir todėl taip ilgai statomas ir mes su sesė ten praleidom daug labai laiko. Ir mano tėvas ten jį praktiškai pastatė vienas. Tai toks Antonijo Gaudi stiliaus. Tokie buvo baseinas, pavėsinės, žodžiu, aikštelė vaikams. Visą tai po to nugriovė. Žodžiu. Kam tai nebepatiko? Net nežinau. Iš tikrųjų tai darželio vedėjai, kuri tiesiog norėjo visą tai sunaikinti. Ir galiausiai jai tai pavyko. Iš tikrųjų tai yra nugriautas mūsų viso gyvenimo darbas. Nes aš buvau vaikas, kai tai pradėjo tėvas statyti. Mano sesė iš vis vežimėlėje dar buvo ir žodžiu, mes visą gyvenimą tai darėm. O po to per vieną dieną viskas buvo nugriauta dėl, žodžiu, vieno žmogaus. Jau. Skauda? Man gaila tėvo savo. Kaip tai jį palėtė? Tai va ta formuluotė, kad nugriautas visas tavo gyvenimo darbas, tai man atrodo pasako viską. Tai grįžtant prie architektūros ir grožio objektams, tai aišku, kad aš šiaip mėgstu gražius miestus ir man labai patinka ten, kur yra ta tokia išieškota architektūra, todėl kad visą tai sudaro atmosferą, kurioje mes gyvenam.
Ir man tai yra svarbu, kur būti, kur gerti kavą, ką matyti. Nes tai yra irgi, bet aš sakiau šokio kalba, bet architektūra irgi turi savo kalbą. Ir šiaip ir viskas turi savo kalbą. Tai vat, suprantat. O kurie miestai tau gražiausi? Visi tie, kur viskas labiausiai išsilaikė tais laikais, kai žmogus labai didelį dėmesį skyrė statiniams. Tai bet kurį miestą paimk Europos, iš tikrųjų, tai visa Italija. Tai, pavyzdžiui, kai aš pirmą kartą nuvažiavau į Romą, tai aš vis vaikščiau kaip teatro dekoracijose. Aš tiesiog pajutau, kad aš vaikštau pakėlus galvą į viršų visą laiką. Tarsi, kad man buvo įdomu tie pastatai, tiesiog kažkas kosminio. Ir tada tu kažkaip suvoki laikmetį per tai, nes tu suvoki, koks buvo žmogus tada, kas jam rūpėjo, kaip jis kruopščiai iš vis kūrė savo erdvę. Tiesa, visos, pavyzdžiui, bažnyčios, nežinau. Kad nereikia ir bažnyčių, šiaip namas. Tiesiog gražus namai, kuriuose gera gyventi. Čia tas toks ypač moterim, bet net ir ne moterim esu įstikinęs klausimas labai aktualus. Tu įspūdingo grožio moteris. Kaip išlaikai figūrą, kaip išlaikai puoseliai savo grožį? Aš galiu pasakyti, bet labai nedaug kas tai darys. Vis tiek sakyti? Vis tiek sakyti. Nes žinau, kas darys. Bet kai tu sakei, užtenka bent vienas, kuris pasakys ačiū. Visų pirma, aš aišku, kad valgau, bet nedaug. Todėl, kad aš pajutau, kad mes jau esam susiformavę kūnai ir to maisto reikia tik tam, kad palaikyti tos dienos energijos kiekį. Tai aš valgau 2 kartus per dieną maždaug kažkiek. Tai aš negeriu alkoholio visai, jokio. Jau 7 metai. Negeriu kavos. Ir nevalgau saldumynų. Tiesiog cukraus. Ir reguliariai sportuoju, nes man labai patinka padelis, aš savo atradau. Ir vaikštau į pilateso treniruotės pas asmeninę trenerę. Tai to rinkinio man užtenka. Ir dar aš mėgstu daug galvoti ir šiaip aktyviai gyventi. Turiu menį, ta kasdienybė man labai įdomi yra ir daug iš manęs reikalaujanti. Tai visą tai tokį palaiko jausmą, kad tu esi reikalingas, todėl tu esi gyvas. Ir aš į savo kūną žiūriu kaip į kažkokią mašiną, transporto priemonę, kuri mane veža per gyvenimą, todėl aš ją turiu rūpintis. Tas rūpinimasis prasideda iš tikrųjų nuo įsiklausimo į save. Bent jau man taip atrodo, nes aš radikaliai tikrai nieko nedarau. Ir kitiems nesiūlau. O kiek toli nori nuvažiuoti? Nežinau. Neturiu jokio įsivaizdavimo iš vis. Man galbūt svarbiau, kad aš jausčiausi visada gerai. Ir kol tas yra, tai kol mano akis dega, tai kaip ir nežinau. Kam skirtas yra tavo menas, tavo kūryba? Apskritai, ar galim skirstyti mes meną į elitinį ir visuomeniai skirtą?
priimta galvoti, kad baletas yra elitinis menas. Bet aš šiaip tų visų ribų, kurias žmogus savo susigalvoja ir nuo kurių kenčia pats paskui, tai aš šiaip nelinkusi, kaip čia, struktūrizuoti visko ar ten, žodžiu, skirstyti į dalykus. Yra vienas kriterijus. Tave jaudina arba ne. Aš pati to kriterijum vadovaujuosi, nežinau, ateidama į ten bet kokią parodą ar ten į kitą spektaklį. Mane jaudina arba ne, aš niekaip nenusiteikiu. Aš pasiruošusi, esu atvira priimti. Tai vat mane paliečia arba ne. Viskas. Kaip manai, kiek šiandienos renginių industrijoje skandalas yra kaip strategijos dalis, kad tai yra naudingas naudojimas? Nežinau, kiek tu tai esi bandžius ar ne? Aš bandžius. Aš klausiu. Niekada. Niekada. Ne. Man atrodo, kad čia visi tie, visos tos priemonėlės yra silpnų kūrėjų privilegija. O tu esi buvus kada skandalų sukūry? Ne. Niekada? Ne. O reikia? Ko gero yra, kas tą mėgsta. Ko gero yra, kas netyčia patenka. Man atrodo, aš esu iš vis kažkokiam kitoj visai dimensijoje, negu kad man neteitų į galvą maišyti kažkokios buities su tuo procesu, kuriame esu aš. Tikrai, nežinau. Ne, tokių priemonių niekada nesimčiau. Bet juk tu nesijauti nei balta varna, nei... Aš jaučiuosi juoda varna. Ir to didžiuojas. Kodėl juoda? Nes plaukai. Bet juk mėgsti ryškias spalvas. Ne, bet aš dabar pagalvojau tik apie išorinius dalykus, tai... Ne, tai mėgstu aš viską. Aš šiaip atvira viskam esu, kaip bebūtų keista. Aš tik tai gal turiu tokį įgimtą nesaugumo jausmą, kuris man neleidžia būti laisvai. Pavyzdžiui, aš niekada nesu važiavusi į kokią nors kelionę poilsinę, pavyzdžiui, viena. Aš bijau paprasčiausiai. Nors aš turiu galimybę keliauti, nes tikrai turiu labai daug laiko tam ir šiaip turiu galimybę. Bet aš to nedarau, nes aš bijau tai daryti viena. Tai man, ko reikėtų, tu klausai apie draugus, tai aš norėčiau su kažko keliauti. Daug ir dažnai. Mes pokalbį susitikom Mid-Century studijoje ir kai atvykau apsižiūrėti lokacijos, kur galėtų vykti mūsų pokalbis, pamačiau šias įstabias violetinės kėdutės ir pagalvojau, tai yra apie Andželiką. Ir aš pamenu, kai publikavau kamantinėjimų pokalbį su Indra Marcinkevičiene, tu man parašei, Aurimai, žinok, ir Indra man kūrė interjerą. Taip. Ir tuo metu man tai buvo didelis siurprizas. Aš pirmą kartą žinojau, kad tau patinka ryškios spalvos. Nors kaip tu ir sakai, net ne balta juoda varna. Tai ta juoda įvaizdžio prasme visi ko gero galvoja apie tave tik tais kaip apie juodą spalvą. Bet niekas nepagalvoja, kad Andželika tai yra ryškios spalvos. Man taip atrodo. Aš mėgstu visokias spalvas, tikrai. Ta juoda atsirado todėl, kad man yra gražu, paprasčiausiai. Man tai yra elegancijos spalva, kuri labai apibrėžia siluetą, pavyzdžiui. Galų gale darbo rūbai visi balete dažniausiai yra juodi. Tai čia iš tokios inercijos tas buvo dalykas ir tikrai ne kažkaip čia susigalvota specialiai ir nebuvo laiko. Čia kaip pasakytų scenografas Adomas Jacovskis, man patinka šviesiai juoda ir tamsiai juoda. Taip kad tiesiog ta spalva yra turtingiausia.
taip aš pasakyčiau. Ir jie tikrai nėra kokia nors gedulo spalva, jokių būdų. Tai, o kad mano interjeras yra tikrai labai ryškus, tai man namai nėra ta vieta, kur aš turiu ilsėtis. Tai yra, kaip čia, man turi būti juose šiaip gera, mano akiai turi būti gera. Ne tik turi būti viskas ten, nežinau, komfortiška, patogu ir taip toliau, bet aš kaip meno kūrinyje savo bute turiu jaustis, tai aš taip ir jaučiuosi, nes jeigu tu žinai, Indra, tai tu supranti, apie ką aš kalbu, taip. O kai augai vaikystėje, kokios spalvos tave supo, koks interjeras, kiek meno buvo? Labai įdomu, iš tikrųjų, čia mano vaikystės namų interjeras yra baltas. Nes mano tėvas, gavęs savo pirmą honorarą už tą vaikų baseiną iš mozaikos, kaip dabar atsimenu, 3000 rublių, padarė remontą mūsų bute Karoliniškėse, 3 kambarių. Ir mūsų butas buvo visas baltas. Buvo baltas pianinas, reiškia, baldai, reiškia, šviesus. Nu, žinai, toks spintos, viskas balta, buvo tik tai, reiškia, bordo kiliminė danga, bet šiaip įspūdis nuo buto buvo tai, kad tu patenki į baltą interjerą. Tai kaip ekspozicinė erdvė, kaip į... Aš nežinau, bet gal to grožio, kurio trūko toj pilkoje aplinkoje, kurioje mes gyvenom, nes sovietmetis tai yra pilka, nes visi vaikščio taip pat apsirengę ir gyveno, tiesiog viskas buvo labai panašu. Ir tėvas gal norėjo to tokio išskirtinumo ir tiesiog nusprendė padaryti taip, nes jis pats viską darė irgi. Savo rankom viską padarė. O gali papasakoti apie mamą? Mama, ji dirbo miesto statybos projektavimo institute visą gyvenimą ir yra iš Panevėžio. Ir mano mamos toks esminis dalykas tai yra tai, kad jinai labai graži moteris. Ir iš to sekė, kad ji buvo labai didelė estetė ir taip pat negalėdama susitaikyti su ta pilkuma aplinkybėse, kūrė labai daug savo to grožio. Iš visko jį darė tiesiog. Ir tiek namuose, tiek stengdavosi, kad aš visą laiką turėčiau kokį nors išskirtinumą. Nes tu kelintų metų esi gimimo? 79. Tai tu nežinai, man atrodo. Jo. Nes tais laikais, kai aš vaikščiau mokyklą, 1, 2, 3, 4 klasė, tai po uniformą žiemą visi vaikai nešiodavo tokias baltas, megztas, tokius šiltas kelnes. Jos ne baltos, jos tiesiog yra iš to siūlo tokio Vilnos, žodžiu, Vilnonės. Tai kur, pavyzdžiui, kai tu čiuoži nuo kalniuko, eidamas namo, jeigu ne ant portfelio jo, o ant tų kelnių, tai tada tokie susiguzuoja balti tokie sniego gumulai. Tai čia Vilna, man atrodo, yra. Taip. Jo, tai va. Tai visi vaikai turėjo tokias tas kelnes, o aš turėjau dryžuotas, todėl kad mano mama iš mažų kamoliukų susirinktų siūlų likučių man megzdavo dryžuotas tas kelnes ir jos vadindavosi Pepė. Tai va, tai Pepės tas kojines aš turėjau mokyklą ir taip aš išsiskirdavau. Ir tada gal man ateidavo tas suvokimas, kad gali būti kitaip ir kad aš noriu, kad būtų kitaip, nes aš vis tiek, aš pagal ženklą liūtas esu. Tai man galbūt natūraliai yra
tas toks poreikis neblizgėti, o šviesti. Tai yra skirtumas. Tu sakai, kad aš nežinau, bet aš šiek tiek žinau, nes ir mano mama, ir ne tik mama, beje ir tėtis mezgė ir virbalais, o po to nusipirko mezgimo mašiną ir mezgė pėdkelnes, ten užsiėmė tokiu papildomu versliuku ir aš taip pat gaudavau uždarbio, nes reikėdavo ant tokios ritės siūlus nuo babinos suvinioti. Tai mezgimas ir originalių rūbų kūrimas buvo svarbus ir mūsų šeimoje. Susitikom ryte, sakei, kiekvienas interviu yra tam tikras apsinuoginimas. Tai bet koks apskritai pokalbis, kai tu turi tarsi išdėstyti, kas yra tavo viduje, duoda tą konfūzą tokį. Nes aš tikrai nenoriu būti ta, kuri daro savęs klaidą, ar ten man kaip tik yra įdomiau likti užkulisi, paslapty, nes mano, kaip čia, bendrai ta charizma, jinai ir taip mane išneša, kur galbūt aš ne visai noriu būti, bet man tenka, pavyzdžiui. Tai rašyti, kaip tu sakai, tai aš irgi pradėjau tik per karantiną iš neturėjimo ką veikti. O ne todėl, kad aš noriu būti išgirsta ir ten kažkaip tai čia vat dabar man kažkas sako, parašy knygą iš to, ką tu rašai. Niekada to nebus. Nes, nežinau, man atrodo, būtų kvailiausias dalykas. Andželika, kaip moteriai neprarasti pasitikėjimo savimi, būnant moterim, amžėjant ir būnant scenoje? Tiesiog imti jo ir neprarasti. Nu tikrai, nėra kažkokio recepto, aš nežinau, ką pasakyti. Yra dalykas toks, kad vienos, nenoriu sakyti moteris, jo, vieni žmonės turi įgimtą pasitikėjimą savimi, o kiti neturi. Tai aš tą pastebiu. Tiesiog taip yra. Ir dar labiau jiems išbalansuoja kažkokie atsitikimai, aplinkybės, numuša tiesiog tą pasitikėjimą savim. Man atrodo, kad aš jį turiu įgimtą. Už tai man juo dalintis su kitais labai nesudėtinga. Tai aš esu tikrai labai už tai, kad visi žmonės tiesiog natūraliai savim pasitikėtų. Nes visi gimsta dėl vienų ar kitų priežasčių. Visi vienaip ar kitaip gražus. Visi reikalingi dėl įvairių savo savybių. Vienas kitam. Nėra jokių kanonų, taisyklių. Čiagi žmonės patys susigalvoja savo tas ribas. Ir patys po to, kaip mes matom, nuo to kenčia. Susigalvoja kažkokius tai grožio kanonus. Taigi galima nekreipti į tai dėmesio. Kaip priimti tuos pokyčius, kurie vyksta su tavo kūnu? Kaip su jais? Tai tu gali ir nepriimti. Tu gali kaip nori elgtis su savim iš vis. Nes taip kaip tu save matai, bet esmė, ką aš noriu pasakyti, kad nedaryti dalykų, kur kiti, kaip čia, nori tave kažkaip matyti. Vat čia nepasiduoti, kad kiti nori tave matyti kažkaip tai kitaip. Tai man atrodo, kad dalis laisvės ir yra tame, kad tu pasirenki, nežinau, kaip nori atrodyti ir kokį nori gyvenimo būdą. Vat visi šitie dalykai, kad jie nebūtų varžomi. Nes aš tai priimu, absoliučiai visus visokiais, tikrai. Svarbu yra mylėti save. Tiesiog čia tame toks paradoksas, kad jeigu tu gerai jautiesi su savim ir tu save myli, tai ir aplinkui visi kiti tada jaučiasi gerai. Tai kadangi man labai svarbu visi kiti, tai reiškia, kad aš turiu jo kažkaip tai
mylėti ir save. Ar nori, kad žmonės mažiau tavęs bijotų? Kad išdrįstų prieiti, pakalbinti? Nežinau, ar tai gali atsitikti. Nu, maža ko aš noriu. Tiesiog, kaip vienas mano aktorius sakė, kad tas krūvis, kurį kiekvienas mato aplink mane ir tas kažkoks neva tai nueitas kelias, tai va ir sukelia tą tokią emociją nepasiekiamumo. Bet aš ne taip norėčiau, kad būtų. Aš tiesiog norėčiau, kad atsirastų žmogus man, kuriam nereikėtų čia bijoti ir nebijoti, kuriam būtų natūralu prie manęs prieiti. Kad nereikėtų nieko įveikti, nes tamegi iš tiesų yra laimė ir tas sutapimas, kada tau čia nereikia kovoti su kažkokiam tai, nežinau, tais dalykais, apie kuriuos mes čia šnekame. Su tavim iš ties galima šnekėti ilgai, giliai, įdomiai ir yra taip, kad vis sugrįžtam prie tam tikros temos. Man labai patiko, buvo gera ir jauku. Mes kalbėjom apie atstumą, kokį čia mums atsisėsti, kad rankos atstumu. Tai labai tau ačiū už jaukų pokalbį. Jeigu jums, mėlyjeji, jis buvo taip pat jaukus, patiko, ar rekomenduotumėt jį savo draugui ar draugiai, paspauskite like, pasidalinkite ir prenumeruokit kamantinėjimus, kad nepraleistumėt ir kito įdomaus pokalbio. Ačiū, kad žiūrite. Ačiū tau, Andželika. Ačiū, Aurimai.